ar laikote save dar jaunu žmogumi? Kaip nekeista, kuo daugiau metų, tuo labiau laikau save jaunu žmogumi. Šiaip tikrai laikau save jaunu, domiuosi labai plačiom įvairiom temom ir tikrai matyti ne tiek daug vyresnių žmonių jaunimas gali sutikti, kurie galėtų padiskutuoti apie įvairias jaunimo subkultūras, gatvės meną ar, sakykime, kitas temas, kurios žinomos tik tai šiandieniniam jaunimui. Kaip šiandien jaunimas, šiuolaikinis atrodo jaunimas, kaip jis organizuotas, ką jis veikia, ir galiu pasakyti, esu sužavėtas. Tenka dažnai susitikti su jaunimo atstovais, skirtingų organizacijų, ar tai būtų mokyklos lygis, ar tai būtų studentai, ar tai būtų tiesiog kažkokia pamokinė, užklasinė veikla. Ir labai sutinku puikaus, gerai motyvuoto, energingo ir su plačiu mąstymu jaunimu. Kalbant apie jaunimo verslumą, kas pasikeistų tame, jeigu būtumėte perrinktas Vilniaus meru? Toliau tęstume tą, ką mes esame pradėję ir esame pirmieji Lietuvoje, kurie dar 2003 metais skelbdavome, pavyzdžiui, konkursą geriausiai verslo idėjai ir 10 nugalėtojų apdovanodavome, tai yra skirdavome jiems pradinį kapitalą jų idėjai įgyvendinti. Tai dažniausiai būdavo prizinis premija iki 10 000 litų, tiek kiek reikia uždarai akcinei bendrovei įsteigti ir suformuoti statinio kapitalą. Ir kad turėtų pradinius pinigus savo idėjams įgyvendinti. Taigi šį projektą tęstume toliau, gal netgi norėtųsi, kad jis didėtų ir būtų ne 10, o galbūt daugiau. Toliau dirbtume su tam tikrais socialiniais verslais, kurie įdarbina arba suteikia galimybę jaunimui padirbėti, sužinoti, kaip atrodo verslo organizavimas iš vidaus ir netgi suteikti galimybę galbūt patiems imtis atsakomybės. Pavyzdžiui, džiaugiamės, kad šiandien, sakykime, prekybos tinklas, kurie prekybą vykdo kioskose, tai yra Lietuvos spaudos sistema, šiandien jau trečdalis matyt tinklo yra skirta franšizės pagrindais. Ir čia mes labai palaikom ir skatiname minėto verslo savininkus, kad kuo daugiau įtraukti jaunimą, kad jaunimas galėtų imtis atsakomybės, gauti tą franšizę ir tiesiog turėti visus verslo pagrindus mažoje apimtyje, tai yra vienos prekybos vietos apimtyje, o paskui gal iš to išaugtų ir didesnis projektas. Stengiamės ir palaikome ir skatiname, remiame išmaniųjų technologijų, informacinių technologijų, startuolių iniciatyvas. Praktiškai esame visų pagrindinių renginių, kurie vyksta Lietuvoje, tame tarpe Vilniuje, rėmėjai, palaikytojai ar finansiškai, ar, sakykime, suteikdami kitas paramas. Plius džiaugiamės, kad praėjusiais metais mums pavyko įsteigti Vilniaus Tech parką Sapiegų parko teritorijoje, kur tikrai neabejotinai bus daug vietos mūsų jaunimui su idėjomis. Kokie yra jūsų tolimesni planai dirbant su startupais? Šiandien mes kol kas be abejonės labiausiai koncentruojamės į Vilniaus Tech parką Sapiegų parko teritorijoje. Šiuo metu jau renkamos paraiškos ir džiugu, kad paraiškų yra ženkliai daugiau, negu jau yra galimybių. Ir vertinimo komisija atrinkinėja tuos, kurie turės galimybę veikti ir dirbti Sapiegų parko Vilniaus technologijų parke. Toliau esame steigėjai ir iniciatoriai Vilniuje Saulėtekyje esančio Saulėtekio slėnio projekto, kur šiuo metu jau pirmas pastatas veikia ir taip pat sudaromos galimybės panašiai jaunimui, studentams įgyvendinti savo idėjas kartu su verslu. Yra planai plėtoti toliau Saulėtekio slėnio koncepciją, tai mes mielai palaikysim ir prisidėsim, juolab, kaip minėjau, esame steigėjai ir iniciatoriai šito projekto. Kalbant apie jaunimo organizacijas, kurios veikia Vilniuje, kokios jų įsimintiniausios iniciatyvos jūsų akimis žiūrint? Galbūt paminėsiu, čia tokia, sakyčiau, net ir globali iniciatyva, man tikrai patinka jaunimo organizacijų organizuojami kasmetiniai pasaulio lietuvių jaunimo suvažiavimas arba susirinkimas, kuris pritraukia labai daug jaunimo ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų pasaulio šalių, kada susitinkam, bendraujam. Ir, sakyčiau, tai yra tikrai labai sėkmingas ir geras projektas. Paminėčiau taip pat projektus, kurie skirti būtent jaunimo kūrybingumui skatinti, taip pat
idėjoms keistis, kurios organizuoja tiek Moksleivių sąjunga, taip pat skirtingų universitetų studentų organizacijos. Paminėčiau labai įdomius renginius, kaip sakykime, tą patį loginą, kuris irgi gimė iš jaunatviško entuziazmo ir idėjų atvirumo. Taip pat patinka net ir, sakykime, tokie galbūt neformalūs renginiai, kaip pavyzdžiui miesto street art arba, sakykime, grafiti konkursai, renginiai, kuriems mes suteikiam vietas ir jie ir jaunimas dalyvauja ir gali, sakykime, parodyti, ką jie sugeba. Ekstremalaus sporto renginiai, kaip pavyzdžiui redutininkai ir visa kita. Taigi skirtingos organizacijos, skirtingi jaunimo pomėgiai, jie tikrai žavi ir mes visą laiką stengiamės juos palaikyti. Pabaigai tada pažadas jaunam žmogui ir Vilniaus jaunimo organizacijoms. Pažadas visada būsiu atviras jaunimo idėjoms, visada klausysiu ir įsiklausysiu, visada būsiu partneris ir tikrai drauge mes galime daug ką nuveikti, kad šis puikus miestas būtų pelnytai vadinamas jaunimo sostinė ir sostinė, kurioje gera auginti savo vaikus. Ačiū už pokalbį. Dėkui. Norėsiu paprašyti tada